Sveiki, jūs ir vėl žiūrite Monikos kokteilį. Šiandienos laidos tema būtų, kaip Mazda padavėti drabužiai ir bandysime šiandien apsirengti už kokius 20 litų. Įdomu, ar pavyks. Esu pirmą kartą gyvenimą, iš tikrųjų, nežinau, kažkaip vadinu skudurynas, nežinau, dėvėtų drabužių parduotuvė, gal greičiau. Ir iš tikrųjų, net nežinau, visi drabužiai yra skirtingi ir yra po vieną vienetą, dėl to tas yra iš tikrųjų keista. Plus, galbūt man labiausiai nepatiko tai, kad čia įėjęs kažkoks kitoks keistas kvapas, neskaltų kažkokių drabužių. Bet tikiuosi iš tikrųjų šiandien kažką rasti, galbūt įdomesnė ir to, ko negaliu rasti kitose parduotuvėse. Meluojat. Na, patinka, nepatinka. 5 litai. Pigiau grybam. Tik gaila, kad man jis nepatinka. Suknelė. Made in China. Tinka, netinka. Kainą uždengsim. Ne, netinka. Netinka. Kaip blizga. Į diskoteką kaimą. Kaip tik į kaimą diskoteką, ne? Bet šiaip visai gal ir nieko. Iš H&M. Netgi čia galima rasti drabužių iš H&M. Ir šita visai ir nieko iš tikrųjų. Bet ir kainos kaip H&M. Šita visai nieko galima imti, ne? Ne, imam. Kaip tik prie mano šiandieninės stilius, va tokiais tamsyti, va tik. Imti ar neimti? Štai kur klausimas. Gelbana dėmė. Mano kelnes namie turiu. Aš ir galvoju, kur matyti. Tik aišku, ne čia aš išpirkau. Arba gal kažkas iš mano šeimos narių pardavė ir atnešė. Bet rimtai, tokias pačias kaip namie turiu. Tik aišku, dydis 3 kart mažesnis. Bet blecha mucha. Lipšikas labai, merginai su labai maža krūtinė. Tai vadinasi, man netiks. O čia su... Kaip papai, kaip konkolai kokie. Kaip vaiko galvos, dvi. Man kai šiknos buka viena. Irgi neimsim. Oi, bramba. Žiūrėjau, tas pakuotas fainis. Ir gepardinis yra. Eik tu savo, kaip mielumo. Iškart vaikų užsinarė, kai tik jų pamatai. Pum, pum, pum. 2 litų kainuoja. Neišėjai šiandien apsipirktus. Įpirk šiandien ją, nes turim tik 2 litų. Bet va šitas labai fainis. Ir tą, ką kainuoja. Gal įsiprat, vis tiek įsipras, normaliai gal bus. Pas negi visi drabužiai vos viską dengia kūną, ne? Na tai ką, mėly ponai ir ponios. Įdomioji dalis jūsų klausimai, mano atsakymai. Tai va, išsitraukiu savo išmanų telefoną, įjungiu programėlę jūsų klausimai ir skaitau. Ar esi pirkusi rūbus dėvėtų rūbų parduotuvėse ar vien tik Akropoliuose ir kitose prabangiose parduotuvėse? Tiesą sakant, nežinau ir nelabai skaityčiau Akropolio prabangia parduotuvė. Tai nesuprantu, koks žmogus turėjo būti klausti, kad tai būtų prabangu, turbūt greičiausiai iš kokio Jurbarko, kur įskaičiuojama ir kelionė, tada galbūt yra prabanga nuvažiuoti iki Vilniaus. Padažzai, krauna. Toks kvailas, kad net nenoriu skaityti ir gėdinti, kokių yra kvailų žmonių Lietuvoje. Dėl to pereikim prie kito klausimo. Klausimą gaunu iš Hanos. Ir jinai klausė, kaip tu vertini žmonės, kurie yra garsus ir apsipirkinėja dėvėtų drabužių parduotuvėse. Taip ir vertinu, kad
kad nėra čia nieko blogo, čia ir paprasti žmonės gali apsipirkti, kuo garsus žmogus skiriasi nuo paprasto. Visų manų poreikiai yra vienodi ir čia jau skonio reikalas, kur apsipirkti, kuriem čia yra didesnės pasirinkimas jų skonių kitiem ten, bet kitose parduotuvėse, tai aš vertinu labai normaliai. Tai ką, mylėjai, šiandien laida baigėsi ir kita būtų tema naminiai gyvūnai. Eisime aplankyti gyvūnėlį, iš tikrai bus labai mielų vaizdų. Susitiksim. Iki.